Sveiki, mano vardas yra Jana. Tai atsitiko 1985 m. sausio 12 d. gimdymo metu prasidėjus komplikacijoms. Ta diena mano tėvas mane nuvežė į ligoninę. Ten man suleido vaistų ir pastatė lašelinę. Viskas buvo labai gerai, diena buvo puiki ir aš daug miegojau. Tačiau naktį, kai tuo metu visi ligoninėje miegojo, aš savyje pajutau siaubingą skausmą. Aš iškviečiau medicinos seselę ir tuo metu supratau, kad pradėjau gimdyti. Mane skubiai nuvežė į gimdymo palatą ir neužilgo aš jau rankose laikiau savo naujagimį. Tačiau gimdymo metu netikėtai nutrūko virkštelė. Placenta liko manyje ir prasidėjo smarkus kraujavimas. Norėčiau pasakyti, jog man labai pasisekė, kadangi kaip tik tuo metu, nors tai buvo sekmadienis, į ligoninę užsuko vyriausias gydytojas. Jis tą vakarą buvo vakarėlyje ir po vakarėlio pakeliui nutarė užeiti į ligoninę ir patikrinti, ar viskas gerai. Jis užsuko ir į gimdymo skyrių. Jis buvo su baltais marškiniais bei vakariniu kostiumu. Pamatęs, kas vyksta, jis greitai apsivilko baltą chalatą, užsimovė pirštines ir liepė man kuo garsiau šaukti, nes daugiau nebuvo galima man leisti jokių nuskausminamųjų. Kraujo buvo daug. Buvo labai keista, tačiau visą tai aš stebėjau iš kažkur kitur. Staiga aš atsidūriau virš savęs, prie palatos lubų. Ten būdama girdėjau, kaip gydytojas pasakė, jog gimė mergaitė. Tuo metu buvo naktis ir medikai nutarė praveidinti palatą. Jie mane įvyniojo į šiltą pledą, o medicinos seselė man švelniai glostė ranką. Visą tai aš mačiau iš viršaus, tačiau ši situacija man nerūpėjo. Man ji buvo visiškai neįdomi. Neįdomus man buvo ir gulintis apačioje mano kūnas. Aš mačiau, jog prie mano kūno gulėjo ką tik gimusi mano dukra. Ji buvo labai maža. Ir staiga aš pamačiau, kaip nuo jos atsiskyrė labai gražus šviesus debesėlis ir pakilo į viršų. Ir nuo šios akimirkos mano dukra kažkodėl man nustojo rūpėti. Taigi toji situacija man buvo visiškai neįdomi. Ir visą mano dėmesį prikaustė tas debesėlis, atsiskyręs nuo mano vaiko. Prieš mane atsirado dvi sienos, raudonos ir mėlynos spalvos. Ir tarpe tarp šių sienų pamačiau, jog tas debesėlis pavirto į 3 metų mergaitę su ilgais plaukais. Ji pradėjo eiti tarp tų sienų ir aš nusekiau paskui ją. Mes atsidūrėme kažkokioje nuostabioje vietoje. Aplink mane buvo neįtikėtina ramybė ir labai maloni, mylinti šviesa. Mačiau auksu blizgančią žolę ir per ją vedantį auksinio smėlio takelį. Mergaitė žaismingai bėgo šiuo takeliu tolyn, o aš sekiau paskui ją. Neprisimenu, kiek ilgai ėjome ir priešais pamačiau tvorą ir pro ją vedantį tiltelį. Kitoje tiltelio pusėje pamačiau savo mirusią močiutę, su džiaugsmu laukiančią šios mergaitės. Ir mergaitė perėjo per tiltelį į kitą tvoros pusę, tačiau aš ten eiti negalėjau. Ir staiga mergaitė atsisuko, pažvelgė į mane ir vėl perbėgusi per tiltelį pribėgo ir mane apkabino. Jis stipriai apkabino mane ir pasakė, na, šiam kartui atsisveikinu.
ir ji vėl perbėgo per tiltelį ir kartu su mano močiute nuėjo tolyn į spindinčią mylinčią šviesą. Anapus su savo močiute aš nebendravau ir negirdėjau jokių kitų garsų. Tačiau staiga atsitiko kažkas tokio neįtikėtino. Staiga aš supratau viską. Tiesiog man atėjo aiškus supratimas, apie ką galvojo mano močiutė ir mergaitė. Viskas įvyko akimirksniu ir aš žinojau viską, ką buvo įmanoma žinoti. Ir taip pat aš žinojau viską, ką visi žmonės galėjo žinoti per visą žmonijos istoriją. Visos prieinamos žinios buvo manyje. Aš žinojau visą praeitį ir ateitį. Aš žinojau viską. Ir šis žinojimas tiesiog panaikino mirties baimę. Tai iš tikrųjų buvo nuostabus bei labai raminantis jausmas. Anapus buvo neįtikėtina meilė, ramybė bei nuostabi harmonija. Aplink mane buvo pati nuostabiausia šviesa ir nemačiau jokių kitų objektų. Ir paskutinis vaizdas, kurį atsimenu iš savo priešmirtinės patirties, tai kad mergaitė, perėjusi per tiltelį, atsisuko, pažvelgė į mane ir apkabino mano močiutę. Aš negaliu prisiminti, kaip grįžau į savo kūną. Kai sugrįžau į savo kūną ir atsigavau, man pasakė, kad dėje aš praradau vaiką. Beveik savaitę mane dar laikė ligoninėje ir leido vaistus ir tik tada išleido mane namo. Grįžus namo man prasidėjo sunki depresija. Aš negalėjau žiūrėti į mažus vaikus, negalėjau žiūrėti į vaikiškus vežimėlius ir žaislus ar nėščias moteris. Man buvo labai sunku psichologiškai. Ir tada gydytojas man paskyrė 3 mėnesių nedarbingumą ir su savo uošviais aš išvykau į kalnus, kur mažai žmonių, tam, kad nematyčiau ir nesusidurčiau su mažais vaikais ar nėščiomis moterimis. Po savo išgyventos priešmirtinės patirties aš užsidariau savyje ir visus savo jausmus padėjau į šoną. Dėl savo vaiko mirties patyriau didžiulę traumą. Tačiau šiandien šią situaciją aš matau iš visiškai kitokios perspektyvos. Man buvo duota galimybė palydėti savo vaiką į anapus. Ir šiandien visą šią situaciją aš priimu kaip didžiulę dovaną. Po šio įvykio mūsų šeimoje gimė dar 2 vaikai. Su vyru pasistatėme namą, pas mus buvo visiškai normalus gyvenimas. Tačiau nepaisant to, man prireikė labai daug laiko tam, kad visiškai pagyčiau emociškai. Ir tik praėjus 26 metams aš priėjau prie išvados, jog taip turėjo atsitikti ir tai nebuvo mano kaltė. Ir tuo pačiu sugebėjau priimti tą išgyventą priešmirtinę patirtį kaip tikrą įvykį, o ne kaip kažkokį sapną. Ir tais metais įvyko kažkoks lūžis mano gyvenime. Aš priėmiau savo gyvenimą tokį, koks jis buvo, ir supratau, kad negaliu ir nebenoriu gyventi, kaip gyvenau anksčiau. Todėl aš išsiskyriau su savo vyru ir palikau namus, kuriuose pragyvenau virš 20 metų, ir taip pat atsisveikinau su daugeliu savo jau buvusių draugų. Su manimi liko tik mano vaikai ir mano mama. Aš taip pat pradėjau tapyti, pasikeitė visa mano aplinka ir kardinaliai pasikeitė mano gyvenimas. Dabar aš gyvenu pilnavertį bei prasmingą gyvenimą.